Sveiki gyvi mus girdintis ir žiūrintis, verslo aktualijų temomis tęsėme mūsų laidą. Šį kartą kalbėsime tema kritika. Kalbuosi su alternatyvaus verslo strategu Žanu Neimantu, jį kalbinsiu aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Kritika kartais žiauri, kartais betikslė, kartais labai produktyvi. Pradėkime apie tai, kokią kritiką dažniausiai sutinkate. Kaip kritikuoja kolegos, bendrasavininkai, su kuria dažniausiai susidurėte? Dažniausiai susiduriu su kritika, kuri yra nukreipta į nepasitenkinimą. Kažkodėl tai kažkas netiko. Kur jinai veda tokia neproduktyvi kritika? Priklauso turbūt nuo to, ko tikimasi. Ir čia turbūt yra tas toks labai, tokie paprasti žmogiški dalykai, kad mūsų gyvenime nelabai moko, kas yra kritika ir kodėl ji reikalinga, arba kaip jinai teisingai yra atliekama, kritikuojama ir taip toliau. Tai kritika turi dvi pusės turbūt. Viena yra kritika, kuri padeda ir skatina tobulėti arba susivokti, giliau suprasti. Ir ta neigiama kritika, kuri yra nukreipta galbūt į asmenybę, į nepasitenkinimo reiškimą arba lūkesčių nepatenkinimą, kuri gali žeisti arba stabdyti. Jei kalbam apie kritiką, tai susitarkime, kad kritika jinai vis vien turi būti pagrįsta tam tikrais argumentais. Ne? Jau aišku, yra visokių tų kritikų, kaip jūs sako, tokių, kur visai nepagrįsta jinai, asmeninė kažkokia, nukreipta į asmenį ir taip toliau. Tai šitą mes žinom ir pažįstam ir susitinkam dėja su tokia kritika. Bet dabar šita kritika, kuri yra argumentuota. Kaip surasti argumentus? Pilti visus, kurie susikaupė. Kaip tie argumentai, kokie prabyla argumentai ir nuveda tikrai į teigiamą linkme, ko norim pasiekti tą kritiką, ar ne, kad tai būtų konstruktyvu ir taip toliau. Kaip surasti argumentus? Aš atsimenu vieno pokalbio metu, vienas iš mano kolegų, pažįstamų, labai gražiai pristatė kritiką, kaip sako, žinok, Žanai, jeigu paieškotum tarptautinių, žodžių žodyną, bet ne dabartinį, o prieš 50 metų, tai ten, sako, kritika buvo labai paprastai apibūdinta kaip gerų dalykų aptarimas, pastebint jo tam tikrus trūkumus. Ir jeigu dabar, sako, skaitytume, tai yra kritika, dažniausiai tai yra neigiamo požiūrio, išsakymas ir taip toliau. Tai čia turbūt tas yra atspindys, ne? Tai kas yra konstruktyvu. Tai pirmiausia, kritika turi būti argumentuota ir pagrįsta. Čia yra argumentuota, tai viena dalis, bet yra ir pagrįsta, nes gali būti ir neobjektyviai, jeigu mes kalbam. Dažnai kritika yra nepasiekimai, nepadarėjai, o aš dažnai turiu ir paklausimą, o mes buvom susitarę, kad aš pasieksiu. Ir tada žmogus sako, taip, buvom susitarę, aš sakau, kur buvo parašyta, nes aš netaip atsimenu. Tai yra objektyvumo kriterijus, kuris turbūt turėtų irgi padėti. Tai iš esmės yra daug tokių pilkų zonų, kur kritika suvaidina tiesiog ne pati kritika, kad buvo išsakyti vieni ar kiti argumentai, bet dėl suvokimo, kad mes skirtingai supratom tam tikrus dalykus. Tai va, tas kontekstinis dalykas irgi labai yra svarbus, organizacijų ypatingai, kai mes kalbam. Gal prieš perinant į tą produktyvę kritiką, kaip jūs tą tokią žiaurę, neteisingą kritiką atlaikot? Kantriai ir užduodamas klausimus atgal. Bet čia yra žmogiška kaina ir išmokimas, ne, kad čia irgi yra ta dalis, kur kritikos, mes nebuvom mokyti išklausyti, pavyzdžiui, kritiką, ne, ir pozityviai išklausyti, kad galbūt tikrai žmogus arba aš elgiuosi kažkaip kitaip, arba, pavyzdžiui, aš kažko tikrai netaip padariau, arba galėjau geriau padaryti, ne? Bet čia irgi yra labai svarbu, kad aš nesureaguočiau, pabandyčiau suprasti, ką žmogus nori pasakyti. Nes neigiama prasme, tai aš galiu sureaguoti ir nebegirdėti, kas yra sakoma, nors gal tai yra objektyvu. Arba konfliktuoti pradėti, ne? Nebeklausyti, kas man sakoma kritika, bet tiesiog pulti, gintis, ir gintis, ir pulti irgi yra blogai. Nes iš tikrųjų tai kritika yra ta, kuri mums
suteikia terpę apmąstyti, reflektuoti tam tikrus dalykus tiek versle, tiek gyvenime. Gerai, o dabar jau jeigu mes pereitumėm prie tos kritikos, kuri yra objektyvi, argumentuota, kur jinai mus nuvestų? Jinai nuveda į kokybinį tam tikrą šuolį. Tuose, kad mes galim kritikos pagalba arba aptariant būtent tuos procesinius arba kažkokius reikalavimus ar kažką tai, arba nepasitenkinimą argumentuotai išsakant, kad aš turėjau tokių ir tokių lūkesčių, bet jaučiu, kad tai mums nepavyksta, ne? Ir bandau surasti argumentus, kodėl, ne? Arba kodėl užkliuvo, kas konkrečiai užkliuvo. Ne? Ir va čia tas, kur mes nuo ko pradėjom, kad reikia atskirti asmenį ir elgseną, ne? Kad mes dažnai ir sąmoningai ir nesąmoningai elgiamės, bet aš tikėjausi kažko konkretaus, o tu va taip nesielgi, pavyzdžiui, ne? Tai aš kalbu ne apie asmenį, o apie elgseną ir aš norėčiau tai aptarti ir pakeisti. Mane netenkina tas. Ir aš tada dar pasakau ne tai, kad netenkina, bet kodėl tai netenkina, ne? Galbūt ten kažką nuskriaudė, ar kolega, ar ten sugadino produktą, ar ten daug dalykų gali būti. Arba mes vėlavom, laukiam visi, reiškia, ir taip toliau. Tai ta kritika gali būti elementariai susirinkimo metu, kažkas vienas vėluoja, 20 žmonių laukia. Tai atėjus ir tu gali pareikšti kritiką, kodėl tu visada vėluoji. Tai žodis visada jau padaro blogą dalyką emocinę, ne? Bet kodėl tu vėlavai. Tai irgi būtų tarsi toks užpuolimas, ne? Bet jeigu aš paklausčiau, ar galėtum kitą kartą nebevėluoti, turbūt būtų taip korektiškiau pasakyta. Ne? Arba dėl to, kad kolegos tavęs laukia ir mes turėjom, aiškiai, mums buvo svarbu laiku susirinkti, man svarbu buvo susirinkti. Tai va čia yra pozityviai pakreipta. Ne? Kai mes išsakome kriterijus, pagal kuriuos mes vertiname dalykus, kartais gali būti toks geras dalykas, kad viso to, po to tam tikri dalykai, kurie seks, tai tarsi mes suformuosim tam tikrą gerą praktiką, tam tikrą gerą kultūrą. Jeigu niekas nekritikuos dalyko, sakykime, imkime kažkokį paprastą procesą, ar ne, kalam vynį taip ir ne kitaip. Ir niekas nekritikuoja, nors jau įstrižai mes pradedam visi kalti, ar griovį kasam ir jei niekas nekritikuoja, tai mes nesuformuojam geros praktikos. Mes negalim analizuoti, bet labai dažnai mes paslystam, kad pirmą argumentų nesakom tinkamų argumentų, ne, kodėl tai yra svarbu. Antra, tonas kritikos jau kažkaip asocijuojasi iškart su begaliniu konfliktu, ar ne, su tokiu asmeniškumu. Iš kur čia? Neturėjom kultūros, buvom nemokyti, ar tiesiog nesam ekspertai, kad nematom tų argumentų ir negalim detaliai pristatyti dalykų? Tai čia yra susijęs su kultūra ir su mūsų pačių, suvokimu, ne, kad tai, kad aš esu žmogus ir galiu klysti, yra normalu. Jeigu aš tai ignoruosiu, tai praktiškai bet kuri kritika ar pastaba yra tolygu, reiškia, manęs įžeidimo. Tai čia ta dalis, kur yra minkščiau, mes turėtume susitarti ir viens kitam padėti ir tobulėti arba turtinti, aš gal žodį labiau sakyčiau. Tai kritika gali tikrai, jeigu mes visada, kaip Lietuvoje sakau, dažnai, žinote, verslo susitikimai dažnai atrodo, toks nuolat, reiškia, kalbėjimas apie pralošimo, blogį, nepasiekimą. Žodžiu, jeigu tu taip bendrai paėmė ir sakai, o kartais aš paklausiu, o tai ką mes darom labai labai gerai, pavyzdžiui. Ir visi nustemba, tai ką čia šnekėt, tai gerai ir viskas. Bet iš tikrųjų kritika apima ir tai, kad mes darom gerai, bet kai užduoti klausimą, o ką galim geriau padaryti arba efektyviau, jau tai, ką gerai darom, tai dažnai žmonės sutrinka. Ir kai mes planuojam ar strateginį sesiją ir sakom, tai va čia yra tie dalykai, kur mums nelabai dar sekasi, o ką galėtume geriau padaryti, kur nesiseka, jau skamba ne kaip kažkoks, kad liktai nesugebama padaryti. Tai šnekėjimas ir bandymas įžeminti paprastus dalykus, kad pabandykim pakeisti paprastus mažus dalykus ir tai pakeis didelį procesą. Mes negalim suvalgyti dramblio per vieną, reiškia, kartą. Bet mažais gabaliukais dramblį galima suvalgyti. Tai va čia lygiai taip pat, jeigu ta kritika yra, tokia labai... Aš tokį gerą pavyzdį turėjau iš aktualijų, reiškia, vienam susirinkime, vienas iš vadovų, reiškia, sako,
va dabar yra GPT, reiškia, dirbtinis intelektas, čia gali visus darbus nuveikti, reiškia, jis toks įkvėptas, o vat mūsų kompanijai, vat jau mes čia 5 mėnesiai nesugebam padaryti didžiulių darbų, vat, o čia reikia tiesiog pasinaudoti ir buvo tyla. Todėl, kad buvo pasakyta taip, tarsi niekas to nedaro, niekas nežino ir visi sureagavo ir tyla, ne, kur ir aš apsidžiaugiau, kai atsirado žmogus, kuris pasakė, kad, atsiprašau, jūs čia taip šnekat, įkvėptas, aš suprantu, bet mes nesam profesionalai ir net nežinom, kaip tuo naudotis įrankiu, bet mielai pasidomėsim, ne? Tai jeigu nebūtų toks atsiradęs žmogus, tai, kaip čia išeinam visi tokie, lūzeriai, pralošę. Tai va čia yra irgi, tarsi nebuvo liktai netgi kritikos, ne? Ar kaip čia? Nevyko, emocinė tokia. Tai va apie tai, ką jūs sakot, kad viena yra pasakyti ramiai ir šnekėtis apie sunkius dalykus ramiai, o kita yra tą emociškai paleisti. Žmonės mokomės, kartais nepavyksta, susimaunam ir tikrai ta kritika būna ne tuo tonu ir taip toliau. Bet labai įdomu, ką jūs apie ChatGPT sakot, kad kai buvo pasakyta, ar ne, kad tarsi mes, iš kur mes, koks vertinimo kriterijus, apie ką mes čia kalbam, tai labai dažnai ta kritikos išsakymas gali labai gerai, produktyviai nusakyti pačią geriausią praktiką. Todėl, kad ir šitą dar pastebėjom, ir šitą dar pastebėjom, ir šito dar galim pasimokyti. Kokių dar matot jūs bruožų kritikos, kur tikrai pozityviai nuves į tą gerąją praktiką. Žinoma, mes jau ne ta karta, kaip jūs minėjot pradžioje, ar ne, kur tik tai visus gerus dalykus aptariam, ir šiek tiek kažką nepasisekos, o mes kai pradedam, tai tada nuo pačių juodžiausių ir blogiausių. Tai kas galėtų vesti į tą geresnę praktiką, į tą tokią aiškesnę praktiką? Čia turbūt lemia tie paprasti tokie dalykai. Reikia sistemingai kritikuoti arba skirti laiko kritikai. Etatinis kritikuotojas turi būti. Ne žmogus, bet skirti laiko kažkokiam dalykui aptarti, pastebint trūkumus, tai būtent nekritikuoti kažką konkretaus. Pavyzdžiui, kaip aš sakau, aptarkim neigiamą aspektą kažkokiam procese. Tai realiai aš paprašau kritikos čia. Ne? Arba aš norėčiau patobulinti procesą, ir aš nebesugalvoju, ką dar galėčiau naujo, gal kolegos gali patarti, lygiai ta pati kritika bus. Ne? Tai čia labai yra ta svarbu forma, ne? Tai kaip tą kritiką padidinti arba kaip jos teigiamos daugiau, tai aš sakyčiau taip, kad treniruotis vienas dalykas, ramiau apie tai kalbėti, išsakyti mažiau emociškai, mes žmonės vis tiek reaguojam dažniau į toną negu į turinį. Tai dėl to kita dalis stengtis netgi prieš pasakant kritiką, bent suskaičiuoti iki 5, jeigu tai yra reakcijos dalykas. Kitas dalykas pasistengti suvardinti konkrečius dalykus, punktus, kas blogai ir kodėl paaiškinti. Nes dažnai yra susakoma, tas blogai, čia rezultato nepadarėm, pardavimai nepasiekti, reikia kažką keisti, būtų gerai, kad vadovas atneštų visus sprendimus. Tai dabar čia kas įvyko, reiškia. Įvyko kritika, argumentai, išsakyti, kad netenkina rezultatas, bet patarimo jokio nėra. Ne? O užsakymas yra, kad kažkas tai išspręstų bėdą. Tai jo kritiko indėlis yra vertas tik tiek, kad tai buvo vertinimas. Tai net ne kritika, o vertinimas. Aš esu nepatenkintas šituo rezultatu. Prašom pakeisti rezultatą. Čia yra vertinimas, ne kritika. Kritika yra, kad manęs netenkina tas ir tas, galbūt mes darom blogai procesą, ar galėtume kartu, ar išsakyti nuomonę, kodėl jūs taip, iš ko kilo tas blogas rezultatas. Aš bandau tą argumentus semti, ne? Aš bandau užduoti klausimą, kad aš norėčiau girdėti ne tai, kad, įvertinau ir dabar čia jau manęs nekaso. Tai to vietoj reikėtų truputį bandyti išsakyti, kritikuojant ir tos dalykus, kas netenkino konkrečiai. Skaičiaus mažumas, taip aš juokiuosi, ne, bet po to mažumų yra kažkas tai mažai skambučių galbūt padarė, kažkas tai užsakymų nesurinko, kažkas nelaiko atspausdino, nežinau, krūva dalykų, bet tokio, kaip aš sakau, jeigu taip žargonų general nepasitenkinimo reiškimas, tai nėra kritika, tai yra tiesiog raiška, kuri be argumentų yra. Kaip tą raišką sustabdyti?
kaip ją, nesakau nutraukti, ar ne, bet kokiais būdais. Labai dažnai kritikuotojas tik tai kritikuoja, bet jis nepasako, o gerai, yra kas, konstatuoju, yra blogai, bet kaip tai padaryti, ar ne, nėra jokių argumentų, nėra pasiūlymų. Labai dažnas man būna toks kito sustabdymas ir pasakymas stop, o ką tu galėtum padaryti. Arba kaip prisidėti galėtum, gal tu turi įžvalgų, kaip pagerinti. Bet čia irgi yra tas kitas dalykas, jeigu žmogus savo kritikoje neprisėma atsakomybės, aš tave kritikuoju ir manęs ten nėra, nu, tai čia yra tolygų truputį užsipuolimo žmogaus, žinai, man nepatinka, kaip tu dirbi, neduodi rezultatų ir taip toliau, bet aš nieko neprisidedu, kad tai pasikeistų, čia yra liktai tavo atiduota, bet yra neobjektyvu, aš ne tai, kad čia likti, nu taip, tu atsakingas esi už tam tikrą dalyką, bet aš net nenoriu susipažinti, kodėl taip yra. Ir čia yra abejingumas, kuris realiai žudo, sakykime, tą pačią kažkokį konstruktyvų dalyką. Jeigu tos konstruktyvios kritikos ir ne tokia siekėmybė ir ne pagerinti, kaip mes sakom, tą praktiką, ją arba suformuoti gerą praktiką, koks kritikos trūkumas, ką mes prarandam kritikuodami? Yra du tokie praradimo būdai. Jeigu kritikos yra per daug, pavyzdžiui, tai dažnai kolektyvas arba kultūrai nusistovi, kad jis čia visada kritikuoja. Tai aš tampu abejingas ir tiesiog manęs jau tai nebeliečia. Tu gali bilį ką kritikuoti ir aš nieko nebekuriu ir nebenoriu keisti. Tiesiog išklausysiu, sakysiu, čia bambeklis yra. Žodžiu, ir tai nutinka, jeigu tai yra vadovai arba savininkai nuolat kritikuoja, bet nieko neduoda, peno kažkam keisti arba nedalyvauja, nesigilina lygiai taip pat. Tai čia toks yra kraštutinis atvejis, kad tiesiog laikui bėgant tu priskiri žmogui būdo savybę tokią. Ir nustoja funkcionuoti gerąją prasme organizacijai. Kita pusė yra tokia, sakyčiau, kritika gali sukurti pernelyg gaišatį laiko, pavyzdžiui, kad kritikuojam ir aš tada kritikuoju, ir tu kritikuoji, ir mes kritikuojam, žodžiu, ir viską kritikuojam, bet sprendimų nepriimam, argumentų nekaupiam ir nebeatsimenam, ką buvom ten jau liktai sutarę. Tai žodžiu, mes papuolam į tokį liktai ratą, deginam laiką, emocijom, kažkokiam ten, išsakymams ir taip toliau. Jeigu tai neveda į sprendimus ir refleksija, kad nesikartotų, tai tada irgi tokia gaunasi ribinė pusė, kad tai nebeveikia. Tai neprisideda organizacijai prie vystymo arba gerinimo. Tai kalbėjom apie tą negatyvę ir tą argumentuotą. Kaip dar truputėlį grįžkim prie to argumentų surinkimo, kaip juos reiktų rinkti ir kokiais argumentais kalbėti. Labai dažnai, jeigu atėjo kolega su tokiu nusiteikimu, kad dabar čia iš šuns dienas išdėsiu viską, pasakysiu visą teisybę, tai labai reikia argumentų kalbos. Kokia argumentų kalba, apie ką kalbėti? Pirmiausia, tai yra taip, jeigu vien tik taip išdėta, tai reikia, aš taip dažnai kartais sureaguoju, irgi sakau, ačiū, kad tu taip viską nuodugniai išsakėjai, ir taip čia jaučiu, kad tau yra svarbu, ne? Iš tikrųjų, tai žmogus susirūpinęs be galo, aišku. Be galo, taip jau nuostada, bet tas pasakymas yra truputį atvesinama, ne? O tada tu sakai, aš taip dažnai panaudoju klausimus, o aš norėčiau suprasti giliau, gal tu gali, išsakyti tai, kas čia buvo blogai ir dėl ko tai kilo, ne? Ir paprastai žmonės, jeigu tai yra daugiau tik emociškai, bet toks vertinimas, neveikia sistemos, pavyzdžiui, aš čia turiu kartais irgi tokių susitikimų, kur, jūsų sistema neveikia, čia visada čia tų klaidų yra, čia negalim normaliai dirbti, žinai. Ir aš sakydavau, gerai, o tai kur čia argumentas? Ne? Tai kada konkrečiai tu nedirbo sistema? Kiek nedirbo? Ne? Tokie konkretus. Kada? Kaip? Jo, ir kitas dar būna argumentas, o tai gerai, neveikia čia 2 dienas, bet 52 savaitės ar 365 dienų, tai sistema veikia. Tai tavo dabar tas nepasitenkinimas buvo dėl ko? Vieną kartą į mėnesį?
Tai čia dabar sistema kalta, tos kad, normalus dalykas. Detalizuoti tam tikrais ir čia yra klausimais ir sukonkretinti, galima sakyti, konkretinti dalykus, ne? Ir mes dažnai nekonkretinami, hiperbolizuojam problemą. Tai ta kritika irgi gali kažką labai suhiperbolizuoti, bet jeigu tu objektyviai sakai, tai jeigu sistema neveikia ten, internetas neveikia 1 valandą ten per mėnesį, tai čia daug ar mažai, žinai. Tai vienam gali būti labai daug, o kitam gali būti niekis. Tai kada daug būna? Tada, kad žmogus kažko tikrai jam rūpėjo, kažkas, tai jis negalėjo atlikti tos funkcijos, ar gauti informacijos, ar neveikia mailas, nežinau, kažkas, ne? Bet jam tas, kad ne sistema kalta, toj vietoj, jo tas poreikis buvo kažkoks aštrus, ne? Bet tada aš pasiūliau irgi netgi ir tokius pasiūlymus, tai gerai, galima dubliuoti sistemą, bet tai kainuoja ten 1 milijonas 2, ne? Tai milijonas su tavo ta hiperbolizuota problema yra adekvati ar ne? Nes versle vis tiek mes matuojam. Ne, tu gali viską, rizikas mažinti, ten, veiksnumą 100%. Ir dažnai taip versle yra, kad 96% sistemų veiks normaliai, bet tie 4% davesti iki 100 yra tiek brangus, kad mes to nedarom. Kai jūs pradėjot pokalbį apie tą prieš 50 metų buvusi kriterijų vertinimo, kas yra kritika, ne, tai pasakyti daug gerų dalykų ir kas šiek tiek nepasisekė, tai dabar mums atrodo antgamtiška surinkti tuos geruosius dalykus. Ir ne, kaip pavyksta prakalbinti žmonės, kad jie kažkaip iš kitos pusės pasižiūrėtų į dalykus. Ne visada pavyksta. Čia yra daug toks mūsų ir kultūrinis paveldas, ir organizacinės kultūros dalykas. Tai ar dažnai yra viens kitą pagiria, ar mes aš visiems rekomenduoju, ne tik vadovam, bet ir darbuotojams pastebėti kolegų gerą darbą ir pasakyti ačiū, arba pasakyti, kaip faina buvo, ne, ten kažką tai nuveikus kartu, arba ten pastebėti, kad žmogus kažko buvo įdomus, pasidalino mintį. Mes per mažai dalinamės gerais dalykais. Ir tada ta kritika, kuri įvyksta emociškai ar spontaniškai, jinai staiga iššauna per daug ir užgožia. Bet jeigu nėra gerų dalykų ir tik atsiranda kritika, tai toks gali per ilgą laiką nuovargis atsirasti, ne? Kad aš nieko vertas, aš galiu tokio eiti į gilį ir nusivilti savim, ne? Ir darbuotojams tai irgi nutinka, jeigu tu ten kaip pardavėjas esi, ten, žinai, parduodi ir neparduodi ten kažkurį laikotarpį, bet tiesiog rinka pasikeitė, ne? Tai dabar ir tu gauni vien tik kritiką, kad tu neparduodi, be jokių argumentų, be rinkos ir žmogus netgi neturi teisės gal pasipasakoti, pasidalinti, kodėl taip yra. Ne? Tai jeigu vadovas tik griežtai žiūri ir jokių ten, net nesigilina, vėlgi grįžtame tą patį, tai žmogus yra pasmirtas ir tada nereikia stebėtis, kad išeina. Tas žmogus yra sudega. Kaip sakyti, aš sugalvoju, aš nieko vertas šitoje organizacijoje. Gal yra organizacija, kur geriau, ne? Ir palieka. Tai va čia yra tas toksai, kaip tą balansą, jis turėtų būti balansinis, jis turi būti ir gerų, ir vėlgi apie kritiką reikėtų šnekėti tokia pozityvia daugiau tema, kad išsakyti ir mažiau tų emocijų tokių protrūkio, ne? Bet čia yra mokymasis, čia reikia treniruotis. Čia reikia ir vadovam, bet ir darbuotojam. Jeigu vadovas jaučia atsakomybę ir tada iš tos atsakomybės sukyla, kodėl ten vienaip ar kitaip išsako, ar ten taip toliau. Bet visi mes turim to, valtį sėdim tai vienoje. Jeigu vienas blogai jaučiasi, tai tavo vieno irklo jau nebeirklojama. Jeigu dar keletas dalykų, tai... Čia yra tos dvi pusės, ar ne, kaip tas asmuo pats priima tą kritiką ir kaip mes esam susitarę, kaip komanda, kaip įmonė, ar ne, ar a priori mes turim tokį susitarimą, kad kai išsakysime kritiką, tai norėsime kažką pagerinti, o ne pabloginti, pažeminti. Taip. Ne, čia tas nuostatos klausimas. Tai prabėgo mūsų pokalbis, ačiū Jums, tikiuosi tikrai būsim tie rinkėjai tų gerų patirčių arba bent jau kritikuodami bandysime kažkur nuvesti ten, kur bus geresnė mūsų patirtis, pasiūlymai ir nekalbėsime tik tai, kas įvyko, bet kaip tą būtų galima padaryti. Ačiū Jums šį kartą už pokalbį. Kalbėjome su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu. Šį kartą buvom pasirinkę temą kritika. Kalbinau jį komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Ačiū visiems žiūrintiems. Sekite mus internetu. Šį kartą sudie. Tegul kritika jūs tobulina.